mokslas labai sparčiai žengia į priekį ir ypatingai, kai kalbame apie kamieninės ląsteles, tai dabar labai plečiasi virkštelės kamieninių ląstelių panaudojamumo spektras. Tai reiškia, kad vėlgi, viskas tai yra labai sudėtinga, bet iš esmės virkštelės kamieninės ląsteles mes galime skirstyti į dvi grupės, tai yra kraujo kamieninės ląstelės ir mezenchiminės, tai yra paties virkštelės audinio, jeigu tą drebutinę masę tokį įsivaizduojat, tai yra iš paties audinio gaunamos mezenchiminės ląstelės. Tai jeigu kraujo kamieninės ląstelės, dažniausiai kasdienė praktika yra naudojamos, kai reikia gydyti žmonės sergančius piktybinėmis kraujo arba imuninės sistemos lygomis, kuriuos gydyti gali tik tai kamieninių ląstelių transplantacija. Tai vienas iš galimų šaltinių yra virkštelės kraujo kamieninės ląstelės. Tai jų panaudojamumas vėlgi šiek tiek yra ribotas dėl to, kad jos turi atitikti. Tai reiškia, donoro ląstelės turi tikti recipientui. Tai pagal tam tikras paviršinės struktūras, kad nebūtų konflikto tarp donoro ir recipiento. Bet jeigu mes kalbam apie mezenchiminės, tai yra to paties drebutinio audinio ląsteles, tai jų suderinamumas nėra reikalingas, nes jos yra tiek naivios ir net neperpiltos, sulašintos, tiesiog į kito žmogaus organizmą dažniausiai jokių imunologinių reakcijų nesukelia, tai reiškia, kad mes jas galim pilti apskritai bet kuriam žmogui. Tai labai plečiasi būtent mezenchiminių ląstelių panaudojamumas ir jas naudoja, gauti labai geri rezultatai, ypač kalbant apie vaikų neurologinės ligas, cerebrinį paralyžių gydant, autizmą gydant. Tos pačios kraujodaros kamieninės ląstelės, kraujo kamieninės ląstelės, lygiai taip pat jau atranda savo nišą, kada jos netgi yra galvojama, kad jos yra kaip pirmo pasirinkimo prieš kitus galimus šaltinius, tai reiškia prieš kitus donorus giminingus arba negiminingus, dėl to, kad jos turi vėlgi imunologiškai stipresnės savybės ir jos turi stipresnį poveikį netgi prieš piktybinę kraujo ligą. Tai reiškia, jeigu mes atliekame transplantaciją, kai piktybinė kraujo liga vis dar rusena žmogaus organizme, tai reiškia, kad nėra nugalėta chemoterapinių preparatų, tai virkštelės kamieninės ląstelės padeda nugalėti tą likutinę navikinę ligą. Tai žodžiu, tikrai panaudojamumo spektras labai kasmet iš tikrųjų plečiasi ir dar yra didžiausia naujiena, kad dabar pasaulyje yra ne tik, kad pats maišelis, kaip įsivaizduojat, surinktas tų kamieninių ląstelių panaudojimas, bet iš to maišelio, būtent iš virkštelės kamieninių ląstelių, galima pagaminti tam tikrus produktus, tai yra vaistinius produktus, taikinius nukreiptus prieš konkrečią, pavyzdžiui, navikinę struktūrą. Tai reiškia, kad medicina tampa tokia personalizuota. Mes turim konkretų žmogų su konkrečiu naviku, kuris turi konkretų žymenį ir būtent iš kamieninių virkštelės ląstelių pagamintas produktas yra įrodyta, kad yra žymiai efektyvesnis, būtent dėl minėtų mano tų ląstelių savybių ir sukelintis žymiai mažiau šalutinių reakcijų, palygint, jeigu tie produktai būtų gaminami iš kitų ląstelių. Tai čia, žodžiu, toksai labai, kaip sakau, kas metai šitas mokslas labai žengia į priekį ir tai, ką mes turim dabar, po 5 metų turbūt turėsim 100 kartų daugiau.